pataisytas iš naujo mano senas piešinys. Toliau dar tęsiu savo paties senų, vaikystės laikų memuarų iliustravimą, kurie yra susiję būtent su žurnalo Genys gavimo momentais. Dabar noriu papasakoti, su kuo kadaise man buvo susijęs tas momentas, kada gavau 1995 m. gegužės mėnesio žurnalo Vaikams Genys numerį. Tai įvyko pačiame gegužės mėnesio viduryje, bene 16 dieną. Savotiško jaudulio ir nekantrumo tada man tai buvo pilnos dienos, nesgi puikiai žinojau, eina mano paties jau pačios paskutinės mokymosi dienos 4 klasėje, netrukus aš galutinai pabaigsiu Bakšėnų pradinę mokyklą. Pabaigęs pradinę, aš daugiau į ją nebegrįšiu. Tądien aš naująjį gegužės mėnesio Genio numerį aš bene pats pasiėmiau vakare, jau būdamas grįžęs namo iš po pamokų Bakšėnų mokykloje. Buvo gražus ir saulėtas pavasario dienos vakaras, geltoni pienių žiedai jau visur žydėjo, jų buvo gausu ir mano sodybos teritorijoje. Vos tik lauke atsivertus tą naują numerį, atsimenu, man iškart dėmesį patraukė su indėno tėčių monologu, skirtu būsimai tėvo dienai, šlepetės istorijos tęsinys ir, žinoma, tęstinės Jono, Petro ir Kazio nuotykių paveiksliukų istorijos 3 dalis. Stovėjau aš tada vidury savo kiemo, prie pat į jų naują vietą po obelimi dar kovo mėnesio gale perkeltų savo vaikystės žaidimų namelių iš plytų ir nuoširdžiai mėgavausi būtent tą paminėtąją istoriją, nuoširdžiai džiaugiausi, kad vėl radau jos tęsinį tame naujame žurnalo numeryje. Ir dar galiausiai, taipogi nenujaučiau to, kad mano paskutiniųjų pradinės mokyklos dienų praleidimas netrukus pereis į gan sunkią mane netikėtai užklupusią ligą. 1995 m. gegužė.